2023 metais už didelius darbus miesteliui bei visam rajonui metų bendruomenės nominacija apdovanota visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė. Ji įsikūrusi Vėžaičių konferencijų centre, gyvuoja jau 18 metų ir vienyje net 68 bendruomenės narius. Vienas didžiausių praėjusių metų bendruomenės projektų – Vaikų dienos centro įkūrimas. Prie jo dirbę savanoriai čia neatlygintinai įdėjo daugiau nei 3000 darbo valandų. Juos bendruomenės pirmininkė įvardija didžiausių bendruomenės turtu. 8 metai vadovauju bendruomeniai ir aš, kai atėjau, tos patalpos nebuvo, dar mūsų nebuvo bendruomenės, bet jos labai šviesios, jos saulės pusėje ir aš tokį iškart matymą turėjau, kad ten turi vaikai būti. Tai turim pagrindinę patalpą, kurie jie vykdo veiklas, taip pat patalpą, kur ruošia valgyt. Ir turim kitą didelę erdvę, kai jau reikia mums judraus žaidimo, judraus pasibuvimo, tai didžiąją mūsų salę. Šiuose patalpose bendruomenė taip pat įrengė ir higienos kambarį, kuriame teikiamos prausimosi ir skalbimo paslaugos gyventojams. Tiek ir dienos centras, tiek ir higienos paslaugos parodo, kad mes esam reikalingi. Tai vis dėlto ne veltui dirbam, ne veltui tie žmonės savanoriauja tam, kad veikia. Bendruomenės veiklą lydi ir daugiau projektų. Vienas iš jų jau 4 metus iš eilės šventiniu laikotarpiu per seniūniją riedantis kalėdinis karavanas, kuris anot bendruomenės pirmininkės teikia džiaugsmą ir vaikams, ir suaugusiems, o svarbiausia, vienyje visas 10 Vėžaičių seniūnijos bendruomenės. Grįžti vakare, pasižiūri nuotraukas ir ta kiekviena šypsena, turbūt paskui sakai, nebuvo taip sunku. Viskas gerai, važiuosim ir kitais metais. Šiais metais bendruomenė neketina sustoti. Sau kelia dar didesnius tikslus ir patikina, kad dalyvaudami įvairiuose projektuose ir toliau plės bendruomenės veiklą bei garsins rajoną. Turim jau parašę prašymą teikti socialinės paslaugas seniorams, seniorų užimtumui. Tai mūsų turbūt tas iš pradžių galvotas ir dabar jau daugtas tikslas ir taip pat esam parašę jau lyderio projektą, gavę finansavimą ir prasidės darbai pabaigti, modernizuoti tas, kas buvo nepadaryta. Vėžaičių bendruomenės pirmininkė Vaida sako, kad metų bendruomenės įvertinimas jai ir visai bendruomeniai reiškia labai daug. Tai tik įrodo, kad einama teisinga linkme, o tai, kad bendruomenė kuria pridėtinę vertę tiek miesteliui, tiek visam rajonui, yra puikia paskata judėti pirmyn. Ačiū mūsų visiems partneriams, rėmėjams, savanoriams, visiems nariams, kad mes galim judėti pirmin, kad mes siekiam visi bendro tikslo, kad mūsų miestelis, rajonai būtų tik tai geriau. Tai visiems labai nuoširdus ir didelis ačiū.